Reiškia žodis iš esmės slepia ar kaip tik savyje talpina tą tikėjimo tvirtybės semantiką. Jame išreikštas pasitikėjimo savo pasirinktą poziciją momentas. Tačiau tas tikrumas yra daugiau įsipareigojimo tvirtumas, o ne pažinimo tvirtumas. Kaip sakant, tvirtai tikintis žydas arba tvirtai tikintis musulmonas, jis toli gražu neturėtų būti suvokiamas kaip iš tiesų žinantis tuos dalykus, dėl kurių jisai deda savo galvą, aukojasi, sprogdinasi ir taip toliau. Čia yra tiesiog kitas vertybės šaltinis. Taigi nereikėtų tikinčiųjų kvailinti, sakant, kad jūs čia esate dogmatikai, jūs labai tvirtai žinote tai, kuo tikite. Esminis dalykas yra ta tikėjimo ir žinojimo dialektika, apie kurią filosofai daug mąsto. Nes klausimas keliamas, ar tikintysis tiki tuo, ką tiki, arba sako, kad tiki, ar jis žino tai, apie ką jis sako, kad tuo tiki. Čia yra esminis klausimas. Taigi, kiek mes esame mąstančios būtybės, mes negalime pasakyti, kad žinome kokį nors turiningą dalyką 100%. Mes žinome iš tiesų tik tai loginės formalybės, tik tai loginės tautologijos. Visos kitos tiesos yra hipotetinės, tiek religinės, tiek mokslinės, tiek filosofinės, apskritai visos. Ir būtent filosofai tai geriausiai žino. Net empiriniai faktai, iš esmės jie yra lokalizuoti erdvėje ir laike. Pavyzdžiui, filosofai žino, kad iš to, kad, tarkim, šiandien patekėjo Saulė, toli gražu neplaukia, kad jinai rytoj patekės. Ir tie empiriniai dalykai, kuriuos daugelis mokslininkų laiko labai patikimomis žiniomis, iš tiesų yra toli gražu netokie tvirti ir tikri, kaip apie juos manoma. Kitaip sakant, daugelis, praktiškai visos mokslinės teorijos yra kol kas dar nepaneigtos hipotezės. Aš sakiau, kad hipotezė tai yra dar iki galo neįrodyta teorija. Iš esmės visos teorijos, net ir tos, kurios yra solidžios, laikomos solidžiomis, patikimomis, iš esmės yra kol kas nepaneigtos hipotezės. Reiškia, visas mokslinis žinojimas iš esmės yra hipotetinio pobūdžio. Tik tai tos hipotezės kol kas nesugriautos ir jos kol kas puikiai derinasi su mūsų patirtimi. Taip sakant, mes turime prieš akis vieną ar kitą hipotezę kaip galimybę ir kiekvieną dieną gyvendami žiūrime, ar faktai dera su tomis teorijomis. Iš esmės ir tikintysis taip pat gyvena. Nėra taip, kad jis būtų aklas tiem dalykam, kurie jam nutinka. Nes daugelis tikinčiųjų praranda tikėjimą, kita vertus daugelis tų, kurie dar netikėjo, įtiki. Taip yra dėl to, kad kiekvienas žmogus yra natūraliai orientuotas į hipotezių kėlimą ir jisai žiūri, kaip vienos ar kitos jo susikurtos pasaulio sampratos, jos visos yra hipotetinio pobūdžio, kaip derinasi su patirtimi. Kartais net apie religinį tikėjimą ir jo pagrįstumą sakoma, kad Dievo buvimo kažkaip labai forsuotai pateikinėti, įrodinėti netgi nereikia. Jeigu Dievas yra, jis ras būdų, kaip save įrodyti. Ir dažnai sakoma, kad geriausias religinių tiesų, patikimumo ar šiokio tokio patikimumo, ar bent patikimumo hipotezės lygmenyje įrodymas yra pats tikinčiųjų egzistavimo faktas. Šiaip filosofai žino, kad taip vadinamas argumentas remiantis viena ar kita asmenybė logiškai nėra įpareigojantis, nėra logiškai labai patikimas. Taip vadinamas argumentas ad hominem. Argumentum ad hominem lotyniškai. Vis dėlto, aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad žmonijos istorijoje, patys iškiliausi protai toli gražu, nesibaigė Dievo hipotezės. Arba jie buvo atviri
prasmės galimybė. Tai čia būtų galima vardyti iškiliausius filosofus, pradedant Herakleitu, Sokratu, Platonu, Aristoteliu. Aišku, jų tikėjimas labai įvairaus pobūdžio. Kiekvienas ten tikėjo vienokiu ar kitokiu filosofiniu dievu arba paprasčiausiai